Tai treneri, kaip vertinat šiandienos rungtynės? Turbūt įsibėgėjom gal ne iš karto. Pradžiai strigom, išėjimas į zonas, praėjimas zonos, palimo zoną ir rytulio negalėjom ilgiau kontroliuoti, taip, bet po to turbūt antram kėlinyje viskas pasitaisė. Po įmušto įvarčio visi komanda kitaip pradėjo judėti, turbūt labiau gal patikėjo savim, atsidarė antras kvėpavimas ir turbūt jau labiau kontroliavom antrą dalį rungtynių. Bet netgi ir ne tik, kad po įvarčio, atrodo ir iki įvarčio, antrasis kėlinys atrodo kaip visai kita pavara. Ar buvo tai kažkoks nurodymas, ar tiesiog žaidėjai kažkaip pirmą kėlinį gal labiau apsidairė, o antrą jau važiavo? Sunku pasakyti, mes jų dar paklausim, kaip, bet būna taip kartais, kad sunkiai įsivažiuoja, nes žaidėjai tikrai po krūvių yra, tai gal sunkiai įsivažiavo, po to pasikartosiu antras kvėpavimas jau pasidarė ir lengviau gal mes pradėjom agresyviau truputį žaisti, fizinio žaidimo dadėjom, kūnų dadėjom daugiau, ko pirmo kėlinio nebuvo, tai turbūt estam irgi tas sunkiau pasidarė ir todėl pradėjom kontroliuoti rungtynės. Ir prie komandos prisijungė keli nauji žaidėjai, kokį įspūdį jie paliko? Tai visi nori papulti sąstatą, visi stengiasi parodyti, ką gali. Taip, nei vienam pretenzijų, nei treniruotėse, nei rungtynėse nėra, visi atsiduoda 100%, visi nori atstovauti savo šalį ir, aišku, gal, sakyti, yra jaunų, taip, kurie dar nori tą įrodyti ir kurių mes tarp vyrų nesam matę, kaip atrodys, tai, bet sakau, ne vienas nenusileidžia, kiekvienas stengiasi vykdyti trenerių nurodymus ir toliau jau spręsim, kaip bus. Rytoj paskutinės rungtynės, tačiau apie patį čempionatą. Tikrai komanda sudaryta iš patirties bei jaunimo. Tai gal kelis aspektus, kelis patarimus, kaip buvęs pats žaidėjas, kokie būtų geriausi patarimai, į ką susikaupti žaidėjams būtent čempionatą? Turbūt didžiausias patarimas, kai iš savęs atsimenu, tai su didelė širdim žaisti už Lietuvą. Savęs negailėti ir turbūt kaip žaidėjas kiekvieną keitimą išeina, turi įrodyti tą, kad jis verta žaisti šitoj Lietuvos rinktiniai, o vartininkas prieš kiekvieną metimą turi stovėti kaip siena, kaip Lietuvos siena ir didžiuotis to, kad jis yra šitoj komandai. Ačiū.